oficialiai yra paskelbta, kad dalyvaujam pasaulio cross country taurėje. Tai, kaip Benediktas minėjo, turim dabar jau pasiruošti iš tikrųjų automobilių užgabenimui tiesiai į Rusiją, pirmąjį etapą. Tai va, tai kadangi turim laiko, tai dabar ruošim automobilį, nueinam greičių dėžę, nes turim išsiaiškinti vis tik kokia buvo priežastis sankabos gedimo. Tai va, viską kartu persižiūrėjom greičių dėžę, persižiūrėjom sankabą, pakeisim ją naują, persižiūrėsim kitus mazgus, pakeisim alyvas, įsivalysim automobilį ir viskas, ir būsim ready, kaip sako, Rusijos etapų. Mes esam trys, taip, esu aš, Edvardas ir Romus, tai mes ketinam vis tik tai susisukti ko gero per 2 dienas. Išties nėra čia tiek daug, nes automobilis nebaisiai nukentėjo per tas kelias dienas Dakaro. Tai va, niekas nesulaužyta, iš esmės keletas kėbulo detalių, kurias reikėtų pakeisti, perklijuoti lipdukus. Tai va, ir svarbiausia pagrindiniai mazgai iš tikrųjų, kurie kėlė abejonių, ta prasme, dėl ko tas gedimas vis tik tai įvyko. Tai tą turim būtinai išsiaiškinti, išspręsti, kad ta problema nebepasikartotų. Noriu papasakoti apie vieną išties labai paprastą daiktą, bet gana retai sutinkama netgi sportinėse automobilių dėžėse. Tai yra toks kamštis iš dalies, atrodo labai paprastas daiktas, bet ant kiek jisai yra svarbus greičių dėžės veikime ir jos aptarnavime. Tai parodysiu, kaip jis atrodo. Taip, tai paprastas dangtelis. Tas dangtelis įgalina mus, ta prasme, stebėti greičių dėžės būklę. Tai va, jeigu galėtumėt pažiūrėti iš arčiau, ką mes čia turime viduje, tai turime dantračius, vieno iš bėgių ir perjungimo molą. Tai va, tai mes per šitą angą galim stebėti, ta prasme, kokia yra jų būklė. Tai va, tai čia yra 3 angos ir jos leidžia stebėti kiekviena iš jų po 2 poras dantračių. Kas dar įdomu šitam daikte, tai šitam daikte yra integruoti 5 magnetai ir tie magnetai surenka visas nuolaužas nuo greičių dėžės, ta prasme, besidėvinčių detalių. Tai va, tai visas mes jas randame būtent čia. Tas irgi duoda mum informaciją, ta prasme, apie greičių dėžės būklę ir plus neleidžia tom smulkiom detaliam patekti tolyn į greičių dėžę, į guolius ir į siurblį tepalą.